Vakar Alytaus savivaldybės meras mūsų ligoniniai atidarė akušerijos skyriuje, atidarė šeimų palatą. Šiandien mes svečiuojamės irgi tam tikram akušerijos skyriui, tik čia gimsta ne beibiai, o verslai. Man visada buvo įdomu sužinoti, kokie tie gimdymo procesai vyksta, tad ir paprašysime spiečiaus vadovės Ivetos Dimšienės, kad mums apie tai viską išsamei papasakotų. Užeinam. Oi, įleiskit mus. Labą dieną, kaip jūs čia gyvenat šiltai gražiai? Kągi, dar kartą sveiki Dzūkijos veido žiūrovai. Labai ačiū Ivetai už tokią skanę kavą iš labai gražių spiečiaus puodukų. Labai už čia jaukiai šiltai įsikūrę. Koks tavo pačios buvo kelias į spiečių? Kaip tu čia atsiradai? Atsiradau iš tikrųjų paprastuoju būdu, sudalyvavau atrankoje. Didelė buvo atranka? Kaip Alytuje buvo atranka. Ne iš vieno? Tikrai ne iš vieno. Teko įrodyti, kad čia yra mano vieta, aš čia galiu dirbti, kurti pridėtinę vertę Alytaus verslams, mūsų klientams. Tai iš tikrųjų, kai pamačiau darbo skelbimą, nes tuo metu ieškojau darbo, net nebuvau girdėjusi, kas yra spiečius prieš tai. Kiek žinau, tu pati dirbi inovacijų agentūroje, tai ne kažkas pasiūlė, kad čia ateik reikia užimti vietą, bet buvo oficiali atranka ir tu tą skelbimą pati suradai, taip? Taip, pamačiau skelbimą ir kaip minėjau, tuo metu dar net neįsivaizdavau, kas tas spiečius ir nežinau, kad čia toks veikia Alytuje. Tačiau sudalyvavau atrankoje, atėjau į patalpas, turėjau galimybę susipažinti su klientais, su Alytaus verslininkais ir iš karto pajutau, kad galbūt čia mano vieta ir yra ta tokia atmosfera, ta aura teigiama, versli, singi verslai būrėsi, tai supratau, kad čia yra mano vieta. Atrinko. Nu ir kaip tikra moteris, šnai viską ir tos patalpos netiko ir atsikėlė į naujas patalpas, taip? Iš tikrųjų, taip, ilgą laiką buvo noras perskelti į naujas patalpas, kurios būtų klientam patogesnės, daug komfortiškos dirbti, nes teikiame taip pat ir darbo vietos paslaugą. Tai prieš metus persikėlėme į naujas patalpas, ir dabar jau čia dūzgia regiono Alytaus verslai. Kiek jau metų tu vadovauji šitam Alytaus skyriui? Beveik 3 metai. Kiek verslų per tą laiką, kaip tapo spiečiaus dalimi, ar kaip čia įvardinti, ar pasinaudojo šių erdvių paslaugomis? Iš tikrųjų, klientus skirstyčiau į tokias 2 kategorijas. Tai yra mūsų nariai, kurie su sutartimi ir mes jiem teikiame individualizuotą pagalbą visus 1,5 metų, kiek ir galioja sutartis. Tai mes kiekvienais metais maždaug pritraukiame apie 12 naujų narių ir taip pat teikiame paslaugas išorės verslam. Yra tam tikros paslaugos, mokymų programos, į kurias gali ateiti ne tik mūsų narys, bet ir išorės verslas. Tų išorinių klientų dar per metus, sakykime, virš 20 turim. Plus mūsų nariai. O gerai, dabar jūs minėjot, kad 12 per metus. Bet čia yra nustatytas tas skaičius, jūs turit minimumą, maksimumą, kiek turi tų verslų ateiti per metus, yra iškeltos užduotys, kaip šičia yra. Iš tikrųjų taip, turime ribotą vietą spiečiuje, galime turėti nedaugiau 25 verslus vienu metu. Tai šiuo metu jau tą rodiklį kaip ir pasiekėme, jau norintis patekti turi būti arba labai atkaklus, arba šiek tiek luktelti. Ir taip turime rodiklius, per kiek mes siekiame pritraukti tų verslų per metus, kad vis vyktų rotacija, kas 1,5 metų vis naujus veidus ir verslus čia turėti. Tai jūs dabar jau esat full, ne? Ir naujas verslas. O gerai, tada šiek tiek... Ar galėtų man paaiškinti aplamai, kaip tie visi procesai vyksta ir kas čia gali patekti? Tai turi ateiti jau įsikūrusi įmonė, veikiantis verslas, ar pavyzdžiui, jeigu aš turiu kažkokią labai gerą idėją, man reikia pagalbos, galiu kreiptis į jūs ar ne? Mes Spiečiuje dirbame pagrindę su jau turinčiais verslus. Verslas turi veikti iki 5 metų. Tai ateina tiek jau 1 metus veikiantis verslas, tiek jau 3-4 metus jau šiek tiek brandesnis verslas, bet yra tas toks laiptelis, kad nedaugiau 5 metai būtų tam juridiniam. Bet naujam, jūs nepadeda ten įsikurti įmonėj, pradėti visus pirmus žingsnius, jau jums reikia, kad ateitų paruoštas produktas, su kuriuo galima būtų dirbti, taip?
Nebūtinai, nes kaip ir minėjot, Spiečius yra inovacijų agentūros dalis, o inovacijų agentūra yra toks didelis objektas dirbantis įvairios brandos verslais, tai teikiame agentūroje konsultacijas, pagalbą tiek ir idėjiniai stadijoje, tiek ir padedame, pakonsultuoja, kaip įkurti mažąją bendriją, tarkim, kokia mokestinė našta ir panašiai. Iš tiesų, praėjusiais metais taip pat pradėjome labiau orientuotis ir į jaunimą iki 29 metų. To pasakoje įkūrėme Spiečių Kaune. Tai Kaune šiek tiek yra išskirtinis Spiečius, nes Spiečių tinklą mes turime šiuo metu 15 Lietuvoje ir Kaunas dirba daugiau su jaunimu. Ten klientai ateina su idėja. Idėjos gal ne kiek tradicinės, kiek Alytuje, tačiau jau orientuoti į skaitmeną, į technologijas, į startuolius. Tai dirbame, stengiamės apimti platesnę tą klientų grupę. O tu jūs bendradarbiauti, minėjot 15 yra Spiečių. Kaip tas bendradarbiavimas vyksta? Informacija keičiatės, važiuojat vieni pas kitus kažkokių patirčių semtis, ar dalinatės tais, gal jeigu čia jau nėra vietos į Kauną nusiunčiat, kaip vyksta bendradarbiavimas? Su Spiečių vadovių komanda bendraujam kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną visada palaikom ryšį. Ir iš tikrųjų pagrindinė ir yra mūsų komanda, kur mes dirbame su projektais, nuo projektų kūrimo iki įgyvendinimo atvežimo čia į regionus tų projektų. Minėjot, kad yra užpildytos tos vietos, dabar reikia laukti, kol numirs verslas, arba tą praeis 1,5 metų etapą, kad priimt naują, taip? Bet eilė turbūt yra didesnė. Tai dabar ar reikia ieškoti kažkokių pažinčių, protekcijų, kaip iki Ivetos prieiti, atnešti saldainių, kad gauti tą atsilaisvinusią vietą? Kaip jūs vykdot selekciją verslų? Kaip atrenkat, kas sprendžia, šitas verslas ar kitas turi galimybę pasinaudoti jūsų paslaugomis? Tai kaip minėjau, dirbame su verslais iki 5 metų. Turime tokius prioritetinius atrankos kriterijus, kuriem teikiame pirmumą Spiečiaus narystei. Pavyzdžiui, orientuojamės į didesnę pridėtinę vertę kuriančias profesijas, IT, dizainas, elektroninė komercija ir panašiai. Tai šiek tiek tai padeda atsirinkti tuos narius. Nes kai aš atėjau dirbti į Spiečių, tai iš tikrųjų tų narių įvairių buvo, tikrai buvo ir amatininkų, smulkių produktų kūrėjų, tačiau šiuo metu tas Spiečiaus veidas, toks kliento portretas yra pasikeitęs. Nesumeluosiu, tikriausiai 70–80% mūsų narių tai būtent sudaro e-komercijos srityje veikiantys verslai, turintys elektroninės parduotuvės. Iš tikrųjų ir atliepia tą inovacijų agentūrą, kadangi prižiūrit, tai vis tiek eina daugiau į inovacijas. Bet gerai, bet lemiamą žodį vis tiek tarėt jūs, ar yra kažkokia komisija, ar ten 15 direktorių Spiečiaus vadovų nusprendžia tą atrankos kriterijų, jeigu yra 2 identiškos įmonės, o viena laisva vieta? Pirmiausia, tai pirminis kontaktas, žmogus ateina pas mane, tada mes su juo pasikalbame, išsiaiškiname jo poreikius, jo lūkesčius, kokia dabartinė yra situacija su jo verslu, kokie yra tikslai ateičiai. Ir tada žiūrime, kaip atitinka bazinius kriterijus ir taip pat mums yra labai svarbi motyvacija. Tas tikslas, jo siekimas, taip pat ir asmeninė žmogaus savybės. Tai, pirmiausiai, tas žmogus praeina pramonę, tada dar ir komandoje tą galutinį verdiktą sprendžiame. O komanda yra, jūs ne viena čia, kaip supras, dirbat, padedat, kaip vyksta patys darbas su tom įmonėm naujom, kokie procesai, aplamai, ką jūs duoda tom įmonėm atėjusiu? Pradėkime gal nuo to. Pirmą klausimą atsakant, tai Alytuje dirbu čia viena, tačiau yra už manęs visa komanda, kurios yra kolegijas taip pat, kaip ir aš, kuruoja kitų miestų Spiečius, tai dirbame kartu. Ką mes teikiame, tai mes klientam teikiame individualizuotą pagalbą, turime visą paslaugų paketą, kurį, ir suteikiame tam ateinančiam verslui. Tai tiek mokymai verslo temomis, tiek mokymų programos, per kurias eina verslai per patirtį, per savo verslą. Verslą akceleruojam per kelis mėnesius, taip pat kas vykdo elektroninė prekyba. Yra ir e-komercijos dirbtuvės, kur tobulina savo elektroninių parduotuvių procesus, gilina žinias, mentorystės programos,
bendruomenė, kaip minėjau, virš 20 verslų šiuo metu yra mūsų nariai, taip pat aktyviai įsitraukia ir alumniai tai jau baigė narystę, tačiau jie tikrai nepalieka spiečiaus, ateina, naudojasi toliau paslaugomis ir taip pat, jau šiek tiek, kai auginame tuos verslus, suteikiame ir subsidijas. Gali verslas gauti iki 15 000 savo verslo skaitmenizavimui, optimizavimui. Inovacijų agentūros ar iš ministerijos tos lėšos? Čia valstybės biudžeto lėšos. Tai jūs, iš esmės, aš ateinu su verslu ir aš gaunu kaip mentorystės pagalbą. Taip, turbūt kiekvieną, jūs visas rytis padedat kuruoti ir vystyti, ten pradedant nuo marketingo, jeigu yra gamybos kažkokių procesų, ten pardavimai, darbas su klientais, viską apimat? Aš pati asmeniškai tikrai ne viską, laikau ir taip 4 spiečiaus kampus, jau 5 nenulaikysiu, pati konsultuoju, padedu verslo vystymo klausimais, buriu tą bendruomenę, tačiau visas paslaugas, mokymus perkam iš išorės tiekėjų, konsultantų ir įmonių, kurie atveža. Kiekvienam nariui atskirai kažkaip ir pasiūlote, parekomenduojate tuos mokymus, ar visiems 20 randat bendras temas, bendrus pranešėjus ir tuos mokymus vykdot visiems kartu bendrai? Yra mokymų programų grupės, tai yra tam tikros programos, kurie bendrai visi keliauja, turi praeiti tam tikras programas, pavyzdžiui, akceleravimas tai yra jau privalomas dalykas, netgi mūsų sutartyje įrašyta, kad šią programą privaloma spiečiaus nariui pabaigti, tai visa ta tokia grupė ir pabaigė, o toliau stengiamės individualiai žiūrėti klientą ir, pavyzdžiui, inovacijų agentūra teikia labai platų spektrą paslaugų įvairios brandos verslams. Auginame čia regione klientus, ir mūsų tikslas yra jau atiduoti agentūros paslaugam. Tai yra eksportas, ES galbūt finansavimo priemonės, juos paruošti, inovacijos ir panašiai. Per jūs pereina tikrai turbūt nemažai verslų, ar taip pabendravus iš pirmo įspūdžio jau pagal tą psichologinį portretą galite pasakyti, tai bus verslas iš šito žmogaus, bus verslininkas, ar geriau jau gal nukreipt kažkur kitą linkmę tą žmogų? Iš Keregė nesu, bet iš tikrųjų tam tikri dalykai matosi. Ir matosi jie nebūtinai iš patirties. Tu gali galbūt būti nuostabus ekspertas tam tikroje srityje, bet tai nereiškia, kad tu gali būti geras verslininkas. Patirties tu įgausi. Čia ir ateini, kad tu įgautum patirties, pereitum per tam tikras mūsų paslaugų dalis ir toliau augintum brandų tvarų verslą. Tačiau galbūt lemia asmeninės savybės. Tikrai matosi, ateina žmogus ir kartais, matai, kad galbūt, tu nesi mūsų klientas ir ieškok pagalbos. Mama liepia kažką daryti, ne? Taip, tai iš tikrųjų labai svarbu atvirumas, drąsa, nebijojimas prisimti rizikų. Tai jau šiek tiek galime matyti tą verslo potencialą. Jūsų paslaugos nekainuoja nieko, ar kainuoja? Mūsų visos paslaugos nemokamos. O amžius yra kažkokios ribos amžiaus to verslo savininkam ar nėra? Tikrai nėra, tikrai ne. Yra kažkur gajus stereotipas, kad čia spiečiai renkas tik jaunimas. Nes yra, matot, turbūt net ir marketingė, kad jauniem verslam, tai tas jaunas verslas automatiškai jau... Taip, susigretina, kad ir amžius turi būti jaunas. Bet iš tikrųjų ne, dirbame tiek su moksleiviais, turime ir skaitmeninio verslumo programas. Jauniausias klientas 5 klasės, jau ten mokiniai kūrė verslus, tai mes padedame tiek spiečius, tiek inovacijų agentūra vystyti idėjas, jas tobulinti. Vyriausias klientas, turime dar tokią programą Startuok versle, virš 50+. Tai reiškia, kriterijus yra, kad tau turi būti 50 metų. Tai nuo 5 klasės iki, sakykime, 60 metų gali būti mūsų klientas. Visgi mūsų bendruomenėje pagrinde verslai nuo 30 iki 45 metų, tačiau galime teikti paslaugas įvairios amžiaus kategorijoms. Gerai, dabar pakalbant apie sėkmės tas istorijas, kiek tu pati jauti, kad jūs iš tikrųjų padedat verslam ir jie be jūsų pagalbos greičiausiai neįsivystytų.
koks procentas yra, kurie pradeda ir ten per metus ar tą pusantro nepasiekė užsibrieštų tikslų ir koks procentas, kurie juda toliau ir be jūsų jau tada pagalbos? Prieš metus teko matuoti verslo išgyvenamumą. Tai reiškia, kiek mūsų klientų po paslaugų suteikimo, tai reiškia po 1,5 metų, dar plus 3 metai neuždaro savo juridinio vieneto, taip. Tai visam spiečių tinkle šitas procentas išgyvenamumo buvo 98%. Kosmosas. Alytuje 100%. Bet čia tik juridiniai vienetai. Neskaičiuojame individualios veiklos, bet dabar pas mus taip jau pasiskirstė bendruomenė, kad su individualia veikla turim vieną kitą tik žmogų. Tai kol kas Alytuje visi dar baigia narystę, dar 3 metai dar sėkmingai toliau veikia, auga ir gyvuoja. Gal yra tokia įsimintiniausia jau sėkmės istorija per tuos 3 metus, kur galima būtų kaip pavyzdį statyti verslus, kurie jau stipriai pažengė į priekį? Iš tikrųjų, kiekvienas verslas atėjęs čia per 1,5 metų susikuria kažkokią savo, kad ir nedidelę sėkmės istoriją, nes kiekvienas ateina su gan skirtingais tikslais, kiekvienas išeina stipresnis, paaugęs, patobulėjęs ir tikrai drąsiau vysto ir užtikrinčiau savo verslą. Čia gal iš tokių ryškesnių istorijų praeitais metais per mentorystės programą buvo verslas, kad per mentorystę maždaug truko 6-7 mėnesius, tai jai pavyko savo pajamas 3 kartus padidinti. Pat yra narių, kurie ateina čia su viena idėja, tačiau išeina, padarė kitą verslą, ar ne, ir daug perspektyvesnį kitas paslaugas teikiant. Taip pat nariai pritraukia ir investicijų, kaip ir minėjau, galimybę gauti subsidijas, tai jie pritraukia investicijas į savo verslą, skaitmenizuoja savo procesus įmonėje, savo elektroninės parduotuvės, kuria kažkokius dirbtinio intelekto sprendimus. Vos ne 70% yra elektroninė komercija. Taip, tai čia galima gauti paslaugą ir SEO pačios parduotuvės patobulimo, ta prasme, tų techninių sprendimų, kurie yra gan brangus, jeigu juos pirkti. Ar jūs tik tai patarėt, ką reikia padaryti, o jau tada verslas turi pirktis tas paslaugas išoriai? Iš tikrųjų, per mūsų mokymų programas, per mūsų paslaugas klientai dirba su savo elektroniniam parduotuvėm, atlieka techninį turinio auditą, SEO auditą atlieka patys savo, to ko pasakoje konversijos parduotuvės išauga, rinkodaros planą pasidaro, mokosi kaip ir dirbtinį intelektą integruoti į savo elektroninės parduotuvės. Taip pat ir bendruomenė, turime verslų, kurie teikia tas paslaugas, SEO, internetinių parduotuvių kūrimą, procesų diegimą. Tai ir vyksta bendruomenė, toks bendradarbiavimas, vieni kitiem padedam. Iš panašiai kaip BNA, ne, kad tu iš manęs perki paslaugą, ten aš tau tą produktą parduodu, toks vyksta vyksta mainai, mes to neįpareigojame, tačiau natūraliai ateina verslai, kuriem vieni iš kitų apsimaino tomis paslaugomis. Ta elektroninė komercija, vis tiek ta konkurencija yra milžiniška. Ką jūs sakote tokiem, kurie ateina, noriu čia prekiautais, nežinau, televizoriais, projektoriais, skalbimo mašiną, noriu būti pigu LT. Iš esmės, tu iš tų pačių didmenininkų gauni ir parduodi. Ar skatina tokį verslą, ar sakot, reikia galvoti iš naujo? Aš negaliu už jį padaryti sprendimo, bet galiu patarti, kaip jam pasimatuoti tą savo verslo idėją, pasimatuoti jos potencialą, pasimatuoti rinkos dydį, nišą produktų, ar jinai yra paklausi ar ne, konkurencinę aplinką išsitirti. Ir padaręs visus šitus namų darbus, jau tu gali pats priimti tą sprendimą, ar man visgi eiti į tą nišą, į tą verslą, ar visgi gal kažkur kitur nusikreipti. Persigalvoja atėję, užsidegę su idėja ir išeina jau su kita. Nėra labai daug, bet būna tikrai tokių atvejų, kad visgi kita kryptim nueina. O minėt pasirašomos sutartys, ten yra kažkokie įsipareigojimai verslam, kad jie turi, nežinau, paskui jum kažkokią teikti, ar konsultacinę, ar informacinę pagalbą, ar finansiškai, finansiškai minėjot, kad ne.
Taip. Tai tas sutartys, kokia tų sutarčių esmė yra? Mes klientų labai neįpareigojam, tiesiog sutartimi jis įsipareigoja tuos 1,5 metų aktyviai dalyvauti mūsų veikloje, dalyvauti, kaip ir minėjau, akceleravimo programoje, taip pat mentorystės programoje, įsitraukti į bendruomenę ir būti jos dalimi. O jau pabaigę narystę, kas sugrįžta ir toliau naudojasi paslaugomis, sugrįžta į bendruomenės kažkokius formalius, neformalius susitikimus, bendrauti, pasidalinti patirtimi, tai jau čia jo reikalas, nuo jo noro priklauso. Yra narių, kurie baigia narystę, tikrai užauga, įgyja daug žinių ir sugrįžta čia kaip mentoriai kitiem jau naujiem verslam mentoriauti ir dalinti savo žiniomis, patirtimi, klaidomis patirtomis tame verslo kelyje. O kaip vyksta kasdienis darbas? Jau čia mes pasirašėm sutartėlę, ten būna, kad jau 7 ryto į vietą man čia dėti šitą televizoriaus modelį į prekybą ar nedėti. Kokią man čia kainą daryti, kaip nuolaidą, kaip pirkti ten reklamą jau Google ar nepirkti. Ar taip vyksta panašiai tas darbas? Ar... Būna tokių atvejų, tačiau tikrai visų sričių, ypač kur reikalauja daug ekspertinių žinių, gilių žinių, tikrai aš neapimu. Galiu patarti, pakonsultuoti, bet dar ką galiu, tai nukreipti žmogų į atitinkamus kontaktus. Kontaktų ratą turime platų ekspertų, mentorių ratą ir tikrai galime rasti, kas jam padės ir atsakys į tuos tokius kirbančius klausimus. Vyksta parodos, būtent gal išskirtinės Spiečiaus visų verslų ten vienoje krūvoje Lietuvoje, ar nedaro tokių dalykų? Parodų kaip ir neturime, nes, jau kaip ir minėjau, mūsų tas kliento portretas yra paaugęs, neišsistatome stalų su rankdarbiais, su meduoliais. Ne, pagrindinė dalis mūsų verslų yra visgi paslaugų teikėjai, nematome parodose kol kas savęs, kol kas galbūt, bet per metus turime vieną renginį, kur susibūrė visų 15 Spiečių nariai. Tai būna virš 300 žmonių ir ten yra tinklaveikos renginys, kurio tikslas užmegzti naujus kontaktus su ir kitų miestų jau nariais, galbūt užmegzti potencialius partnerystės, susirasti klientų. Turime tokį metinį renginį. Šis salė kažkur būna Vilniuje, ar kaip tas renginys atrodo? Šiais metais prieš gerą mėnesį šventėm Žalgirio arenoje. Prašau. Kaip man susirasti, ar kiekvieną kalbint, ant kortelių tas būna verslo aprašymas parašytas, ar ten visus pristato, tas... Kad tu turi galimybę tokiam renginį susirasti taip, bet vėlgi yra gan sudėtinga tokiam skaičiui žmonių rasti tą, ką tau reikia. Iš tikrųjų taip, suprantam, kad mūsų klientai tikrai nėra visi tokie drąsūs, kad prieitų, sakytų, labas, aš įvetą, aš atlieku. Tai net jeigu ir drąsūs, bet tu ten 300 kol perėsi, tai savaitę reikia būti. Tam yra renginių vedėjai, moderatoriai, kurie duoda tam tikras užduotis ir suteikia galimybę užmegzti tuos kontaktus. Būna rateliuose kartais, net su ekspertais pasikviečiam, pritraukiam į renginį ir ekspertus tam tikrų sričių, kuriais galima susitikti, aptarti, išspręsti kažkokią savo problemą. Tai stengiamės kažkaip sugalvoti įvairių tų būdų, kaip jiem per tą visos dienos renginį apeiti kuo daugiau kontaktų, susipažinti su naujais žmonėmis. Tai per veiklas, per užduotis. Jūsų įmonės labiau inicijuoja, ko jom reikia tam kasdieninė jau veikloj, ar jūs vis dėlto dėliojat tas paslaugų paketą ir rodot jiem kryptį, ką kur kaip turi padaryti, kaip jūs su kiekviena ta įmonė tam pasidarot planą, ar vis dėlto jie ateina jau, kai turi konkrečią problemą, ar nežino atsakymą į kažkokį konkretų klausimą? Vienos mūsų paslaugos tai yra tos, kurios eina jau kaip visas paslaugų paketas per visus Spiečius, jos yra standartinės, keičiam kas metus, peržiūrime turinį, stengiamės tobulinti, suteikti klientui kuo didesnę vertę, tačiau ir yra tokių paslaugų mokymų, kur tikrai bendravime su klientais, mes čia kiekvieną dieną su jais dirbame ir klausime, ko jums reikėtų, kur dar jums galėtume padėti, tai stengiamės atsižvelgti ir suorganizuoti tai būtent, ko jam trūksta. Bet tas bendravimas vyksta daugiau turbūt ten internetu, e-mailais, Skype'ais, ar jie vis tiek čiagi pas jūs nėra tiek vietų, kad visi 20 sėdėtų ir vykdytų veiklą, ne? Kas yra tie laimingieji, mačiau ten gal 4 darbo vietos, ne? Kurie čia su jumis visą dieną praleidžia ir gali
tą konsultaciją gauti čia ir dabar. Tai iš tikrųjų, kas liečia darbo vietas, tai darbo vietos yra iš tikrųjų 6 ir žmonės rotuoja, nėra tokių, kurie dirba nuo 8 iki 5 kaip samdomam darbe, ne kartais jis ateina 11 val. Padirba 2 valandas, išeina, ateina kitas. Tai žmonės keičiasi, tai bendraujam ir elektroniniu būdu, ir laiškais. Bet pagal grafiką yra kažkoks sudarytas, ar man, pavyzdžiui, ten savaitę ar mėnesį nereikia, bet reikia dabar kažkoks, kur daug turiu klausimų, ten 2 ar 3 valandom aš galiu čia užbėgti, kada noriu ir tą darbą atliks su jumis, ar vis dėlto yra pagal grafiką, kad ta įmonė ten tada ir tada, ta įmonė tada ir tada. Įspiečių nariam galima pateikti 24 valandas 7 dienas per savaitę dirbti. Ai, ne, šitaip, net ir jeigu jūsų nėra čia. Taip, tikrai galima ateiti dirbti, nes ir aš pati ne visada čia būnu, turime daug renginių, išvykų, o su manim susitarė iš anksto, susiorganizuojam susitikimą ir aptariamėm rūpimus tos klausimus. Yra pas jūs toksai jau tada jau iš pačių inovacijos agentūros vertinimas, kaip kiekvienas skyrius dirba, kaip Alytus atrodo Lietuvos kontekste? Iš tikrųjų, Alytus labai neišsiskiria, nes kiekvienas miestas turi tam tikrus rodiklius, kurių mes siekiame. Tai mes tikrai ir pati agentūra labai orientuota į bendrą tikslą, visi žinome, link ko mes dirbame, dėl ko mes dirbame. Tai taip ir spiečius turime kas metai atitinkamus rodiklius, kiek žmonių pritraukti, koks paslaugų pasitenkinimas ir panašiai. Tai tie rodikliai miestuose maždaug vienodi, tai sakykime, ar Alytus ar Klaipėda, labai didelio skirtumo nėra. Bet jūs kažkokias marketinginės priemonės naudojate, ar jau dabar jų kaip ir nereikia, jeigu yra užsipildę, kaip tu gali kviesti ateiti, jeigu negali priimti? Tai iš tikrųjų su rinkodara, su komunikacija, tai dirba inovacijų agentūra ir reklamuojamės bendrai. Ta reklama bendra būna visam tinklui. Tai nėra čia tokio alytiškė teikia Alytaus spiečių? Nelabai tokią turime reklamą, tai daugiau tam aš esu, jeigu matau poreikį, bendrauju, susisiekiu su verslais. Bet iš tikrųjų į mūsų bendruomenę ateina, sakykime, 90% per rekomendaciją žmonių. Bent jau šiais metais tai tikrai tas susidomėjimas labai iškilęs spiečiumi ir smagu, kad labai daug pastangų čia man įdėti nereikia, vieni per kitus ateina, rekomenduoja, nes iš tikrųjų mes ir kas metus darome klientų apklausą, stebime, kaip augo jų apyvarta, kiek investicijų pritraukia, kaip komandos plėtėsi, taip pat renkame atsiliepimus, kas patiko, ko trūksta. Tai, iš tokių apklausų matome, kad 99% rekomenduotų spiečių savo draugam, tai didelis tas procentas ir tai atsispindi realybėje, nes didžioji dalis klientų ateina per rekomendacijas. Kadangi dabar nėra vietų, jūs kažkokią sudarote eilę už durų, ar vis dėlto, kai jau atsiranda ta vieta, kai paskelbėt apie atsilaisvinusią? Taip, būtent taip ir darome, turime laukiančių eilę, tai kai atsilaisvino vieta tikrai informuojame, tačiau skatiname klientus nesėdėti ir nelaukti, galime pakviesti į bendruomenę susitikimus, į kažkokias veiklas, kuris jau gali apsišildyti ir pasimatuoti, ar tikrai čia yra tikrai jo vieta, jo kelias piečia, taip, šiek tiek pasibandyti. O jūsų dabar tas vadovavimo darbo vieta yra neterminuota ar kažkokios kadencijos yra? Ne, kadencijų nėra, dirbame jau 3 metai ir dar planuojame dirbti. Tai gerai, planuojat, kiek planuojat dar dirbti? Oi, nežinau, iš tikrųjų kaip darbo vieta, tai, kaip ir sakiau, kai pirmojo pokalbio metu atėjau ir pajutau, kad čia yra mano vieta, tai dar ir dabar jaučiu tą, kad čia yra mano vieta, manau, kad man visai sekasi, smagu būti tarp jaunų, verslių, ambicingų žmonių, taip pat pati ir darbo vieta labai yra lanksti. Ir smagu čia dirbti, daug tobulėjimo galimybių, augimo galimybių, tai kol gali augti, to lauki, o jau kai pasieksi tas lubas, tai jau greičiausiai, bet dar galimybių yra 101. Bet jūs turite galimybę įtakoti savo būtent to padalinio veiklai. Toks klausimas, jeigu užduočiau tokį klausimą, kokį jūs spiečių matote dar po 5 metų, ar tai vis dėlto priklauso, kaip sudėlios inovacijų agentūra tas užduotis ir tikslus, ar jūs pati kaip vadovė
galite įtakoti? Kai kuriuos galime įtakoti, kai kuriuos sudėlioja agentūra, ateina tikslai iš inovacijų ministerijos, tačiau tikrai pačiam darbe yra daug kūrybinės laisvės, kiekviena darbo diena, per tuos 3 metus dar 2 vienodų dienų neturėjau. Tai iš tikrųjų yra daug kūrybos, daug organizavimo. Nebent namie savaitgalį. Taip. Daug kūrybos ir pačios turime galimybę spręsti, ko mūsų klientam reikia, siūlyti, teikti iniciatyvas ir atvežti kuo kokybiškesnės, aktualias, šiuolaikiškesnės paslaugas į regionus, kad neatsiliktume nuo didmiesčių Vilnius, Kaunas, kad mažinti tą atskirtį, tai tengiamės neatsilikti, pasivyti ir būti šiuolaikiškai. O jūsų galioje ne tai, kad neatsilikti, o aplenkti. Pavyzdžiui, po 5 metų, kad Spiečius būtų kaip didžiulis hubas, ten būtų 100 darbo vietų, didžiausi, inovatyviausi verslai ir taip toliau. Tai jūsų galioje ar ne? Iš tikrųjų, į kiekybę mes neiname, dėl to yra ir ribotas vietų skaičius Spiečio, nes tikrai norime suteikti kiekvienam individualų dėmesį, su kiekvienu pabendrauti. Jei turėsime 100 žmonių, aš viena tikrai nesugebėsiu to padaryti. Tu turėsi dar 10 pavaduotojų. Galbūt. Bet iš tikrųjų stengiamės taip kiekvienam individualiai suteikti tą pagalbą. Tas ir yra toks, kad klientai tą vertina, kad jiem yra dėmesys, rūpestis, ir nuoširdus noras padėti. Esam sumažėję stipriai per daug metų, turim labai didelį tą migraciją, protų migraciją į didmiesčius, į kitas šalis. Ar tas verslas turi ambiciją, ar užtektinai lieka Alytuje ambicingų žmonių daryti verslą? Ar jūs matote kažkokį progresą, ar vis dėlto tai yra vienam lygmenį tekanti upė? Iš tikrųjų, progresą matau, nors, aišku, aš vis tiek sukuosi šitoje Spiečiaus burbule virtuvėje, tai iš mūsų klientų perspektyvos matau, kad mūsų didžioji dalis, sakykime, 70–80% klientai yra grįžę iš užsienio, grįžę iš Vilniaus čia gyventi, iš kitų miestų, tai tas toks šiek tiek ir portretas, kad pargrįžę iš kitų pasisėmę gyvenimiškos patirties. Tai baigė studijas, išbandė kelias karjeros kryptis galbūt kitose miestuose, kitose šalyse ir sugrįžę čia į Alytų vystyti savo verslą, nes sąlygos yra gan palankios. Dabar mūsų nepririša darbo vieta, mes galime verslą daryti iš bet kur. Tai tas yra lankstu ir mūsų klientai tokie jau yra, jau sugrįžtantys. Kągi, ačiū labai už pokalbį, linkiu, kad tų klientų daugėtų, kad tas Spiečius, sakot, negali plėstis, bet vis dėlto linkiu, kad kažkokiais būdais plėstųsi ir būtų čia per 3 aukštus, augtų mūsų Alytus, turėtume tų verslų. O jūs toliau taip gražiai šypsotumėtės, kalbėdama apie Alytaus verslą. Ačiū labai. Ačiū. Viso gero.